Sveiki. Labai dažnai nauji klientai teiraujasi, koksai barefoot batas tiktų kaip pereinamasis batas pirmam dėvėjimui ir panašiai, kas truputį šiek tiek bijo to pereinamojo laikotarpio. Taip, nusprendėm, kad tai yra puikia proga pakalbėti apie Burberry X liniją ir jų populiariausią modelį batus Zing, kurios, tarp kitko, tai ir mano pirmieji batai ir jos puikiai nešioju iki šiol. Tai kuo aplamai kaip barefootai išsiskiria būtent Burberry X modeliai, tai jie turi storesnį padą, kas šiek tiek, sakykime, palengvina būtent tą perėjimą. Ir pats modelis Zing, jie turi ne vieną variaciją ir ko gero yra pats populiariausias būtent Burberry X modelis. Tai, sakykime, yra variacija tokia, kurią aš pats dėviu, tai yra tekstilinis viršus, jis yra pilnai veganiškas ir visos barefoot savybės. Platus priekis, lygus padas, lankstus padas, tik yra palyginus šiek tiek storesnis. Taip pat, jeigu norisi, sakykime, demisezoninių arba tokių formalesnių batų yra pilnai odinis modelis, jis gali būti, pavyzdžiui, juodas, todėl prisiderinsite ir prie formalesnės aprangos. Taip pat yra freshas, tai irgi vasarinis modelis, kvėpuojantis, šiek tiek skiriasi tekstilė šitų dviejų, bet čia yra lygiai tas pats Zingų modelis. Ir ką verta dar greta paminėti, tai modelis Vaporo, kuris labai primena freshą, tik, sakykime, šiek tiek kitokio kirpimo. Ir negana to, Zingai turi netgi žieminį variantą, tai praktiškai nešlampantis, flisinis vidus, absoliučiai šiltas, galima nešioti prie minusinės temperatūros. Tai techniškai Zingus galima avėti visais sezonais, tiesiog pasirinkant atitinkamą variaciją. Pati Burberry X linija turi didžiulę įvairovę labiau tokio kedo tipo batų, todėl tikrai turėsite iš ko išsirinkti ir jos visus vienyje tos pačios savybės. Tai visų pirma, jie visi, kaip ir viskas pas mus, yra barefoot tipo batai. Antras dalykas, šiek tiek storesnio pado. Tai kaip minėjau, yra puikus pereinamasis batas. Tad šį ir kitus modelius rasite mūsų internetinėje parduotuvėje antkoja.lt arba fizinėje parduotuvėje Smėlio gatvė 10 Vilniuje. Ir būtinai palikite komentarą, jeigu norite dar kokios apžvalgos ar gal tiesiog turite šiaip klausimų, būtinai viską atsakysiu.